Kitas svarbus dalykas yra video turinio gamybai reikia plano ir scenarijaus. Tai yra pirmiausia, prieš pradėdami bet kokį video turinio projektą, jūs turite atsakyti savo labai aiškų klausimą. Kiek turinio vienetų mes norime pasigaminti? Ar mums reikia pasigaminti vieną išsamų interviu, ar mums reikia pasigaminti 10 trumpų video klipų po minutę, kuriuose mūsų pašnekovas arba įvykiai suskaidomi į tam tikras trumpas tezes, tam tikras trumpas mintis, kurias lengviausia suvartoti. Net ir vienas pašnekovas su vienu klausimu gali turėti tam tikrą režisūrinį sprendimą ir tai yra labai gerai, nes vėliau montuojant jūs žinote, ką jūs turite. Jūs turite klausimą, jūs turite atsakymą. Per paskutinius 10 metų labai išpopuliarėjo sąvoka snippet. Snippet tai reiškia labai trumpas turinio vienetas, iš esmės 30 sekundžių, 40 sekundžių, kurio metu pasakoma esmė. Jūsų video turinio kūryboje aš būtent siūlyčiau orientuotis į tokį turinio vienetą, į trumpus video. Tik rengdami trumpus, aiškios formuluotės video, jūs išmoksite dirbti su daugiau informacijos, išmoksite pasakoti istoriją jau su intro, su atomazga, su kulminacija ir su pabaiga, bet kad pasiektumėte tai, jūs formuluokite savo užduotį filmuoti trumpus snippetus. Tai yra trumpas pokalbis su kolega, tai yra trumpas pokalbis su vadovu. Vienas klausimas, 2 klausimai. Aš jums siūlau visą laiką vadovautis koncepcija geriau mažiau negu daugiau. Jeigu jūs turite ilgą pokalbį, skaldykite jį į trumpus klausimus atsakymus. Turėdami pokalbyje 10 klausimų ir atsakymų, jūs galėsite susikoncentruoti aiškiau, kas yra tame pokalbėje svarbiausia.